Kalbėsime apie jų sveikatą. Pasirodo, egzotiniai augintiniai dažniausiai serga visai ne egzotinėmis ligomis. Bet daugiau apie tai mūsų žurnalistų parengtame reportaže. Iguanos mūsų šalyje bene populiariausios egzotinės augintinės, tad ir dažniausios veterinarijos klinikų pacientės. Egzotiniai gyvūnai dažniausiai serga dėl netinkamų laikymo sąlygų, tad itin taupus egzoto šeimininkas pagailėjęs tokio augintinio terariumui, maisto ir vitaminų pinigėlių savo gyvūną gali greitai susargdinti. Svarbu net ir pavyzdžiui, kokioje kambario vietoje stovi augintinio terariumas. Turi nebūti skersvėjo, turi būti palaikoma tinkama temperatūra, nes kiekvienas roplys yra laikomas ir auginamas tam tikroje temperatūroje. Turi turėti dažniausiai 3 šilumos juostas. Ta prasme, turi būti šilčiausia juosta, vidutinė terariume ir šalčiausia zona. Kad roplys pasirinktų tarp šitų 3 zonų, kurioje jis nori būti. Taip pat reikia atsižvelgti tai, kad turi būti palaikoma tinkama drėgmė ir labai gera ventiliacija. Nes nuo šitų, galima sakyti, dalykų daug kas priklauso ir žinoma mityba. Anot gydytojos, dažniausiai egzotai kenčia nuo medžiagų apykaitos sutrikimų, tai yra vitaminų trūkumo arba jų pertekliaus. Dažnai ir metabolinė kaulų liga išsivystanti, kai organizmui trūksta kalcio ir vitamino D. Kaulų suminkštėjimo liga gali atsirasti dėl nevisavertės gyvūno mitybos ir ultravioletinių spindulių trūkumo. Nepakanka gyvūnai išsinešti, palaikyti 10 minučių lauke arba palaikyti prie lango. Jam turi būti speciali lempa, jeigu tai yra gyvūnas, kuriam reikia šitų spindulių. Gražiai tiesiog pasimsit, nežinau, arba... Dėl netinkamos ventiliacijos, šilumos trūkumo, skersvėjo egzotiniai gyvūnai suserga kvėpavimo takų ligomis. Dar viena grupė – odos ligos. Roplių šeimininkams būtina žinoti, kad šie gyvūnai neriasi, tačiau tinkamai tai daro tik esant pakankamai drėgmės. Tačiau dėl per didelės drėgmės gali būti pažeista gyvūno oda. Todėl po kiekvieno nėrimosi gydytoja patarė roplį apžiūrėti, ar nelikė senos odos gabalėlių. Kartais egzotinius gyvūnus sužeidžia jų gyvas maistas – grobis. Patarčiau įsirašinėti, pasidaryti gyvūną dienoraštį, kuriam užsirašyti, kada jis nėrėsi, ar sunkiai ir sudėtingai, kada jūs jį maitinat ir kada tuštinat. Tada bus labai lengva, nes jeigu matysit, kad jis jau ilgą laiką nesimaitina, tai bus jau jums kaip ir pretekstas galbūt ieškoti kažkokio tai ligos šaltinio arba tiesiog pasirodyti profilaktiškai pas gydytoją ir išsiaiškinti, kas ten yra. Pažiūrėk, tai kaip reaguoja? Kiekvienam augintiniui reikia globos ir rūpesčio, o egzotiniam dar ir nemažai žinių. Todėl, norint sveiko egzoto, apie tokio gyvūno laikymo sąlygas ir poreikius, gydytoja patarė sužinoti kuo daugiau, dar prieš gyvūną įsigyjant.